ką mums reikia daryti ir iš kur paimti. Jeigu mes turim daugiau padalinių, mes galim tą klausimą žymiai lengviau išspręsti. Bet čia yra vienas iš pavyzdžių tiesiog nuo. Na ir toliau vystant sistemą, kaip ir bet kurį verslą, reikia tobulinti pačią franšizę, nes, kaip aš sakiau, franšizės gavėjas nėra tas žmogus, kuris labai daug sako, franšizės gavėjas, tai jis čia paėmė iš franšizės davėjo visą metodiką ir naudojasi, nieko jis ten savo galvoje neturi. Atvirkščiai dažniausiai. Ir kai franšizės gavėjas dirba, jis yra irgi pakankamai protingas, tam, kad suvokti po kažkiek metų, kad jeigu aš nieko negaunu, koks man tikslas, na gerai, buvo Burger King, padarysiu Adomo burgerį. Gal pas mane net daugiau žmonių ateiks. Ir jeigu jis negauna nieko tokio, kas išlaikytų įtinka, jis išeis. Ir franšizės davėjas bus kaltas. Ir nereikia kaltinti franšizės gavėją ir sakyti, ai, koks jis nesąžiningas, va čia pasinaudojo, metė ir išėjo. Tai tam, kad išlaikyti franšizės gavėjus ir nuolat franšizės davėjas tobulina savo visą sistemą. Ir tai jam leidžia ne tik jo įgūdžiai, kaip verslo lyderio kažkokio, bet ir informacija surinkama iš visų franšizės taškų. Tai yra blogos, geros praktikos, susumuojamas, platinimas. Vienas iš gerų pavyzdžių yra McDonald's. Jų vienas iš populiariausių burgerių yra Big Mac. Bet jis buvo sukurtas ne centriniai būstiniai. Big Mac sugalvojo vienas iš franšizės gavėjų. Su laisvalaikiu žaidė su įvairiausiais receptais, sukūrė, patiko, išsiuntė, paragavo, skanu, pirmin, valio, brangus. Tai yra vienas iš brangiausių prekės ženklų viduj. McDonald's franšizės sistema yra Big Mac'as. Čia aš kodėl atvejais, kad pastebėti, kad Lietuvoje kol kas tas supratimas, kad tu turi dirbti, aš kalbu apie davėją, kad tu turi dirbti ir nuolatos kažką daryti ir tobulinti yra menkai išvystytas, nes mes turėjom apklausą, kalbant apie vieną restoranų tinklas, kuris plečiasi franšizės Lietuvoje ir klausinėjom būtent franšizės gavėjus su tikslu išsiaiškinti, kokios yra problemos ir tiesiog pasiūlyti patobulinimus davėjų visam franšizės paketui. Ir iš tikrųjų paaiškėjo, kad gavėjai labai daug problemų mato ir davėjas pripažino, kad tos problemos yra, bet tiesiog nebuvo komunikuojama. Kiekvienas atskirai su savo matymu. Pasirodo, kad jeigu pradedi kalbėtis, tada tos problemos, jos yra bendros ir jos yra išsprendžiamos, bet tiesiog nebuvo sukurta tokios sistemos, kurie leistų apsikeisti informaciją ir suprasti. Tai čia kalba tik geras pavyzdys to, kad tinklas auga, o franšizės davėjas kartu su to tinklu neauga. Ir jeigu jis neauga, jis gali vienu momentu atsidurti tokioje situacijoje, kad kažkokie franšizės gavėjai praaugs ir pasakys, tu man neduodi to, ką man reikia. Aš galbūt pats nenoriu to kurti, duok man. Tai mes dažniausiai naudojame tokią schemą. Jeigu mes, čia labai supaprastinsim, jeigu mes imam čia Lietuvoje visą laiką markeriai nerašo, vizitinės arba spaustuviai arba pastyvaigiai. Ir kai skambinu dar telefonu, reikia pažiūrėti kažkokią vietą dokumentą, kompiuterį pastebėti, kad šiaip tą dokumentą labai greitai surandat ir atidarot. Bet kai reikia skūdai, kas už telefoną, kompiuteris iš karto pradeda streikuoti ir labai ilgai laukti. Tai, jeigu čia mes imam pirmus metus, galim schematiškai čia mes antrų metais. Jeigu franšizės davėjas yra sukūręs kažkokį know-how, padarykime tai ketvirčiais. Sukūręs kažkokį know-how, jis labai retai atiduoda jį iš karto visą franšizės gavėjai, ypač jeigu verslo modelis yra sudėtingesnis. Tai yra duodama porcijomis. Gavau, įsisavinau, moku naudotis, gaunu naują porciją. Tai yra praėjo pirmas ketvirtis. Prieš pradžią apmokinant, per pirmą ketvirtį įsisavinam, valiau puiku. Praeina antras ketvirtis, duoda kažką tai irgi puiku, dar patobulėti.
Ir taip su kiekvienu ketvirčiu. Ir pasirodo, viską jau atidaviau. O ką daryti antrais metais? Gerai, jeigu yra labai svarbus tiekimas ir prekės ženklas ir yra kažkoks palaikymas. O jeigu jo, iš esmės nėra, tai mes kalbėjomės, kad tai nebūtinai turi būti ir palaikymas, ir prekės ženklas žinomas. Galbūt esmė yra verslo know-how, tai ką toliau daryti? Kodėl franšizės gavėjas turėtų pasirinkti su to franšizės davėju? Tai logika turėtų būti tokia, kad čia mes atidavėm šitoj vietoj kažkokią dalį metodikų, tuo pačiu mes turim patobulėti šitoj vietoj, tai yra pasiruošti kitiems metams, antriems metams, kai pasibaigs antrai metai, mes jau turėsim ką naujo duoti, kad franšizės gavėjas nuolat tobulėtų, kad jo būtų apyvarta čia 10 000, o čia būtinai turi būti didesnė ir didesnė, žinoma, negu čia. Ir nuolat kažkokius sprendimus tokius pateikti. Čia žinom, kad atidavėm, tai turim pasirūpinti, kad būtų ką duoti čia. Ir didžiausi franšizės davėjai investuoja labai daug pinigų į tai. Ir tai leidžia, kodėl tai yra įmanoma? Nes McDonald's, įsivaizduokit, surenka iš visų franšizės gavėjų 5% nuo apyvartos. Tai yra dideli pinigai, labai dideli pinigai. Ir dalį tų pinigų jie gali leisti savo išleisti išorės konsultantams, išorės kažkokiems tiekėjams. Žinot, JAV dabar yra tokia sistema, kad važiuoja drive-in, tai McDonald's neišlipant iš mašinos, ten yra aparačiukas, nieko nematai, ten tik balsas kažką pasako tau, tu padarai užsakymą, važiuoji toliau, iš langelio tau atiduoda. Tai call centras yra Indijai. Ir tai yra pigiau, tai yra efektyvu. Ir tai leidžia franšizės gavėjams ir visam tinklui sutaupyti didžiulius pinigus. Tai yra vieningas call centras, kuris kai skambina, jis mato, kad čia iš tenisio, iš to, kad tai McDonald's skambina, jeigu yra tam kažkokius subtilybių, tas, kas sėdi call centrai, jų žino. Tokie vat reikalai. Tai mes kalbėjome apie sistemos problemas. Taip, galima. Taip, dabar čia, gal aš papasakosiu, nes aš biškai pakeičiau. Tai čia mes kalbėjome apie tai, kaip sukuriamas franšizės. Ir čia, žinutė pagrindinė yra, kad franšizas, tai iš esmės galima bet kurį verslą. Su viešosios tualetos pelningai reikia, kodėl ne. Tai čia yra tokius 3 keistokas franšizės. Suradom pavyzdį vieną, po to antrą, iš antro dar trečias. Tai nusikaltimo vietų valymas. Bet filmas buvo visai neseniai apie nusikaltimo vietų valymą. Ir JAV daug yra nusikalstamumų. Sostinė Vašingtonas pirmoje vietoje pagal nusikalstamumą. Nusikaltimai, šoviniai, galbūt kūnas ilgai gulėjo, reikia viską valyti. Galima ateit, negalima nusiųsti Zosės su feiriu, kad jį viską pavalytų, reikia dezinfikuoti. Kraujas ne taip paprastai išvalomas, vėlgi reikia turėti leidimų tam, kad utilizuoti po to visus tos dalykus. Ir atsirado įmonė, 40 franšizės gavėjai. Toliau JAV yra daug problemų iš esmės. Manau, kad tikrai daugiau negu Lietuvoje. Daug labai narkotikų mokyklose, studentų miesteliuose, universitetuose. Kompanija turi apmokytus šunis, kurie patruliuoja ir neleidžia atsirasti narkotikams tose vietose, kur jų neturėtų būti. Dabar kokiose vietose turėtų narkotikai. Naminių gyvūnų priežiūra. Neseniai mačiau reportažą apie tai, kad prie Kauno viešbutis, dar nelabai populiarus gyvūnėliams. Tai JAV virš 250 franšizės gavėjų gali namie pasidėti su jūsų augintiniu, gali paimti su jo pažaisti, kol jūs išvažiavot pažvėjoti. Jeigu turit kokį iguaną, pavyzdžiui, ir svarbu palaikyti nuolat temperatūrą. Tai franšizuoti galima bet kurį verslą. Svarbu, kad čia viskas būtų tvarkoj. Ir verslas franšizizalus ir įmanoma parengti franšizės koncepciją, nes kartais galbūt kokioj Baltarusijai šitas prekės ženklas dirbtų todėl, kad
vadovas pažįsta. Ir todėl yra įmanoma valdyti verslą. Pasikeis vidaus reikalų ministras, pasikeis ar čia, tai žinoma. Dabar frančizės pirkimo daryti. Sekantis etapas yra pirminio pranešimo etapa, tai yra, kai jau apsibrėži daugiau mažiau, ko tu nori, kokios franšizės, kokios srityje ir kokios yra tavo galimybės finansinės, tada per katalogus, internetą, parodas, visus renginius pradedi ieškoti tinkamų franšizų. Tai gali būti kiek laiko ir galimybę žmogus turi, kiek jisai idėjai, kokį kiekį gali savo per save daręs tos informacijos. Trečias etapas jau yra atranka detalesnių duomenų ir tada jau konkrečių franšizių analizė, kuri jau reikalauja bendravimo su dalėjų arba elektroniniu paštu, arba jeigu manoma susitikimai tiesiog telefonas, nes bet kokiu atveju jisai turi atsiųsti kažkokią pradinę informaciją apie pranešimą, jeigu viskas tinka, tada dalykas judama toliau, kažkokiam etape net bus rašoma papildoma sutartis, kai jau tos informacijos yra tiek, kad jau yra pagrindinių, kad tas žmogus, su kuriuo vyksta derybos, kad jisai negali atskleisti. Ir jeigu viskas tvarkoj, tai pereinama prie sutarties pasirašymo. Jeigu reikia greičiai pasvarstai 2 ar 3, tai tiesiog galiausiai, kai turi visą informaciją, pasilygini ir pamatai, kokios žmonės tave tenkina. Ir galiausiai, kai jau dirbi pačiam tinkle, paskutinis žingsnis yra vystymas atokinimas, tai yra mes aptarėm, kad tie gavėjai turi dalyvauti veikloje, tam, kad būtų išgirsti ir kad iš gavėjų gautų naudą ir jam reikalingą informaciją. Apie pirkimą aš manau, kiek mes turime tiesiog. Toliau turėtų dar kalbėti pranešimų procesą. Galima klausimą. Prieš tai buvo dar kaip paieška gavėjų, apie tai nepakalbėjau. Paieška gavėjų. Kaip davėjas ieško gavėjų. Gerai, trumpai galima pasakyti,